Labą dieną. Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros pirmininkas, žmogus, kuris keliauja ir toliau po Lietuvą, nepaisant nieko. Ir ten sulaukia įdomių nuotykių ir pasisemia patirties. Remigijau, bet dabar pakalbėkime apie tą skandalą, apie tai, kaip, gal nekas duobės kitam, nes pats įkris, galima pavadinti apie tą Skvernelio, tas visas kratas ir kaip galima suprasti, tai yra pakankamai rimtas dalykas, nepaisant to, kuo tai pasibaigs. Bet kaip jums tai atrodo? Nes iš pradžių, kai ta istorija iškilo, man buvo labai keista, nes žiniasklaida tarsi leido savo užsiminti, kad šita korupcijos tvaikas sklinda iš ministerijos, kurią kontroliuoja Nemuno aušra. Tai kas to norėta pasakyti, kaip jums tai pasirodė? Tai, kaip žinote, ta vadinama sisteminė žiniasklaida arba dvaro žiniasklaida, ar mes ją dabar vadiname Vilniaus elito sekta, tai jie Nemuno aušrą ir mane yra jau toj Lietuvoje nupiešę, kai didžiausia bauba, kaip kažkas tokio, nerealaus, bet tas baubas daro auditus ir už tos auditus jisai kenčia. Tai lygiai taip pat, kai mes perėmėm kontroliavimą Žemės ūkio ministerijai, tai mes informacijos turėjom daug ir dėl to reikėjo ir su Ignu Hofmanu savotiškai atsisveikinti, nes apie augalininkystės tarnybą ir apie kitas tarnybas aš jam kartodavau ne vieną kartą, jūs pamenat, paskiau buvo sakęs, kad ten Žemaitaitis kišasi, duodavos nenurodymus, patarimus, tai STT ten buvo netyrimas su juo pradėjus ir po to STT nutraukė, nes suprato, kad jam biški vaidenasi, o ne biški, tai taip riebiai vaidenasi. Tai buvo akivaizdu, kad vyksta procesai negeri, plus ten ne kiek Sauliaus Skvernelio, kiek buvo aiškiai, kad buvo konservatorių, nes Maisto veterinarijos tarnyboje konservatoriai, Lietuvos žirguose konservatoriai, Žemės duomenų centre konservatoriai, nacionalinio mokėjimo agentūrai, tai ir ministrės vyras, ir kiti konservatoriai labai aktyviai, aišku, ir Sauliaus. Tai buvo akivaizdu, kad ten sėdi tam tikri asmenys, kurie užsiiminėja vienokiais ar kitokiais procesais įdomiais. Tai teisėsaugos tyrimas vyko ir aš pamenu, kaip kai kurie kolegos bandė sakyti, tai čia net pavadinimą buvo toksai, yra vienas žurnalistas Lietuvos ryte, kuris nekenčia mūsų Nemuno aušros ir dirba konservatoriam išimtinai. Tai net pavadinimus tokius buvo užsidėjęs, kad Nemuno aušros. Tai jau jam kai kurie žurnalistai netaišina, sako, tu gal biški skirtų dalykų, sako, kur yra institucija, kur įstaiga ir kur ministerija, sako, tai jau bent jau, jeigu jau nekinti, tai jau bent jau nerodyk taip durnai, kaip tu rodai, bet ką darys, yra tokių ten ribotų. Nėra matyt malonu nei vienam, plus negali būti garantuotas, kad ir pas tavęs tai neatsitiks, ar tavo komandai tai neatsitiks, aš irgi, vis tiek yra daug narių, yra virš 3000, 3000, kiek dabar, man atrodo, apie 400-500 narių yra, tai irgi tu negali žinoti, ką ten koks narys, ką kur pridirbo. Bet aš labai gerai pamenu, kaip Laurynas Kasčiūnas, kaip jisai puolė mane, kaip jisai visur ėdė, ką jie tik iš manęs neišdirbinėjo. Ir dabar toks, gavosi, kad viskas priešingai. Saulius tai jisai buvo šiek tiek ramesnis, bet jeigu pažiūrėsime Agnę Širinskienę, kurią mes atvedėm į Seimą, nes ir nebūtų tam Seime buvusi, tai dabar tu, kad nors ir apsivošktų stačias, ir jinai sakė, kad čia kriminalinė partija, kriminalinė frakcija, čia aš turiu išeiti skaidrę. Kažkaip tai nematau jau trečią dieną, kad jinai pareikštų, kad išeina iš frakcijos, kad nepasitikė frakcija, kad negali jinai dirbti. Tai irgi čia toks, kaip čia sakant, bumerangas sugrįžo baisesniai, skaudžiau štai vietoj. Ir kai kuriems irgi, aš pamenu, Virgis Sinkevičius, kaip jis tenai skoliojo, kaip jisai puolė mumis, ten ar Domas Griškevičius. Tai dabar įsivaizduokite, dabar visi sėdi apkasuose, turi tą skandalą vienokį ar kitokį gerą ar blogą, ir kur jiem dirbti, arba tam pačiam Kęstučiui Mažeikai dingti. Tai irgi vienam ar kitam epizodui yra minima. Jiegi ir sako, Skvernelis nekaltas, aplinka kalta. Jo, tai čia, kad ten aišku, kad ten ir tarptų patarėjų, ir tarptų visų, kad tikrai taip, tai čia aš, faktas, aš tikrai kažkiek tai nelabai manau, kad pats Saulius galėjo dalyvauti. Nežinau, aišku, išaiškės ten tos tyriamosios medžiagoj, bet informacija, kurią mes turim, tai kad konservatoriai labai intensyviai dalyvavo šitame procese, tai labai akivaizdu yra, net akivaizdžiau, net kad akivaizdu yra. Tai va čia toks, nežinau, sunku dabar kažką pasakyti, aišku, baigsis tyrimas, pamatysim, kas čia yra, bet tik tiek sakau, tas puolimas, koks buvo, tai,
ne ta žodis. Nu, kažkas buvo nenormalaus prieš mumis. Tai buvo, bet dabar gal jau aprimo? Gal jau nebebūtų iš paskos, iš Vilniaus gaujos keistų jaunuolių su tarškučiais ir... Nu, kaip yra, ne, vienose vietose, šiaip tai, aišku, Žemaitijoje, tai jie čia nepagėdaujami ir išmeta. Ta moteris iš miegamojo su barškyklė irgi dabar aprimo kažkiek tai, man tai buvo keista, kad aš ją vadinu moterį su barškyklė, tiek Aisė Gedvilienė, tiek tas. Man yra keista, kad žmonės savo malonumui skirtus įrankius, ar ten iš svečių kambario, ar iš miegamojo, ir iš kur tai atsineša į Seimą ir jos to musiminėja, žinai. Tai toks labai įdomus žanras yra pas konservatorius. O tų jaunuolių, kuriuos sakote, tai jie, sakau, čia mažiau, bet po Lietuvą, jūs patys matėt, kas vyko Kaune, koks žeminimas žmonių, vyresnių žmonių. Ir filmavom, ir parodėm, bet tai kažkaip nesudomino net teisėsaugos, nors jaunuoliai atvirai demonstravo viešoje vietoje nepadorius veiksmus. Tai jo, bet čia ir yra, ko gero, visas keisčiausias dalykas, kad tam tikros teisėsaugos institucijos savo iniciatyvą nepradeda jokių tyrimų. Mūsų atžvilgių, pažiūrėkite, ten gal 10 tyrimų vieno po kito inicijavo, bet aišku, ten daugiau buvo skundžiami konservatoriai, etikos komisija mane ten irgi padavė, yra gal ten 4 skundus surašė yra. Tai konservatoriai yra tokia taktika kelti sumaištį chaosą valstybėje, nukreipti dėmesį ir pasinaudoti jaunuoliais vaikais, tą, ką tarė Hitleris. Nieko naujo, kad nacistinių pažiūrų, fašistinių pažiūrų Kasčiūnas šiandieną yra partijos pirmininkas. Manęs tai nei kiek nestebina, nes ideologija, kuris jisai buvo išmokęs prie Murzos, tą vadinamą hitlerinę, tai jisai taiko dabar šitiem. Tai yra klausimas, ar konservatorių rinkėjams tinkama ta leksika, kultūra, kurią jisai vartoja, kurią jisai naudoja prieš kitus žmonės. Klausimas, bet jeigu tinka taip, ir tada yra, kai sako, už konservatorių partiją balsuoja edukuoti, labiau išsilavinę žmonės ir panašiai. Bet kai pasako ant žmogaus mumija arba vieną koją tu garbėsi, ką tu čia seniai kalbi. Tai ten reikia nueiti ir pamatyti. Aš, pavyzdžiui, nuėjau, kaip matei Kaune, vien tam, kad pažiūrėt, kaip ten yra iš tikrųjų. Tai man buvo baisu. Aš arti sėdėjau ir mačiau, tai kojos pradėjo kalatuotis, kratytis vienam berniukui. Žinok, net baisu buvo. Nes kaip žargsėsi atsigulę tenai, žinai, labai. Jūs įsivaizduokite, kaip Lietuvos žiniasklaida sisteminė yra mane pateikė. Tai tie žmonės, kurie atvažiuoja susitikimus, po LNK, po LRT parodytų reportažų, rašo, sako, melas, kur kreiptis, absoliučiai visiškai netai buvo dėl Vilkaviškio ir dėl Marijampolės, dėl visų. Tai žmonės, kurie ateidavo į susitikimus, jie negalėjo patikėti, kad, taip gali būti, net, pažiūrėjau, tas pats Delfis, kuris nesugeba parodyti objektyvios informacijos, kuriem ten nurodom, žiūrėkit, kaip elgėsi, jūs parodykite. Nesugeba, o nenori greičiausiai. Greičiausiai nenori, nes, sistema šiandieną gaila, kad man iš tikrųjų, tokie dideli portalai kaip Delfi, kaip Lietuvos rytas, kaip 15 minučių, kur turėtų teikti visą informaciją, turėtų laikytis objektyviai. Dabar akivaizdu, kad yra subjektyviai, akivaizdu, kad yra šališki, akivaizdu, kad viena informacija rodoma, kita nerodoma informacija. Tai, pavyzdžiui, būtų Delfi pirmam portalo puslapį dieną laikė to jaunuolio pasisakymus. Arba ten konservatorių lygos pirmininko Kaune prie pastato įžeidinėjimus policininkus, neišvini. Tai ir būtų parodę, kaip jie iš esmės elgėsi. Tai faktas, kad ta sisteminė žiniasklaidos tikslas yra šiandieną diskredituoti Nemuno aušrą. Remigijau, kodėl? Nei vienas mes nešventas, nei tu, nei aš, nei niekas, bet kodėl? Reikia, Jurga, supras, kad tai yra gauja. Gauja šiandieną yra nusikalstamas susivienijimas politinis ir visuomenės informavimo arba žiniasklaidos tam tikrų grupių, jie veikia išvien. Įsivaizduokit, kokie yra pinigai, tada reklamos, tada yra užsakymai, tada esmė yra propagandos formavimas. O visą šitą dalyką, bet kokiu atveju, didžią dalį dalies finansuoja Kremlius, nes kuo didesnis chaosas valstybei, tuo jiems yra geresnis. Ir aš bandau suvokti šitus dalykus, sėdima tiesiog su protingais žmonėmis ir su tais pačiais akademikais ir kai kuriais politologais, kurie irgi yra išmesti iš tos nacionalinės žiniasklaidos priemonių, kurie net neleidžia paaiškinti, kaip šitas metodologiškai veikia.
Tai jie puikiai supranta, sako, tu esi antisisteminis, tu esi jiem rakštis. Klausimas, kada jie tave, sako, pakiš ar su kyšiais, ar su pinigais, ar su kontrabanda, ar dar su kažkuo. Tai, įsivaizduok, Jurga, jeigu bandymas ieškoti nuotraukų, kurios yra 2, 3 ar netgi 5 metų senumo, tai, manau, kad jau viską pasako, kad reiškia, nieko yra neberandama, bandoma prisikabinti prie bet ko. Pat prokuratūra nenutraukė tyrimą, pasakė, kad viskas tvarkoj, viskas gerai buvo, atsikniskit jūs. Jie vis tiek varo toliau, dar 10 skundų rašo, jie vis tiek toliau kelia visuomenę, vietoj to, kad žurnalistai visą dieną darytų laidas, temas ir sakytų, kad apsimelavot, jūs ten tie visi kiti šiokie, nokie ir polėte teistai, jie vis tiek varo jų tą metodą. Bet, čia nei mes čia skundžiamės, mes tyliai juokiamės, tyliai savo darbą dirbam, keliaujam per Lietuvą ir stengiasi nekreipti dėmesio iš tus dalykus, maksimum nekreipti dėmesio. Čia lygiai taip pat kaip su baltarusiškų trąšų vežimu per Lietuvą, kad tai šiandieną, jeigu kyla kažkam klausimas, kam dirba Viktorija Čmilytė Nilsen, kam dirba Laurynas Kasčiūnas, ir kam dirba vardan Lietuva, aš labai paaiškinsiu dėl ko. Mes šiandieną bandom Lukašenką atitraukti nuo Putino, bandom leisti trąšas, kad negautų pinigų Putinas per geležinkelius ir per uostą vežimą, kad jo žmonės neuždirbtų, kad 10 milijonų tonų krovų nebūtų, kad mažėtų pajamas, kad Ukrainos grūdai per Baltarusiją 10 milijonų atvažiuotų į Klaipėdos uostą, irgi išeliminuojant Rusiją, Kiniją, Turkiją iš šitų dalykų. Tai mes stengiamės, aš tiksliau darau viską, kad tos sankcijos būtų panaikintos, nes jos tik tai saugina Putino raumenis. Tai žiūrėk, sako, aš esu kremlinis Putinas, aš dirbu jam, o tai kas gauna naudą šiandieną? Taigi gauna Putinas naudą. Tai kaip jūs, kaip nesuprantate šitų dalykų? Aš bandau suvokti žmonių mąstymą. Tai sakau, tai jeigu geriau krautų per mumis trąšas, Putinas negaus pinigų, Putinas negauna pinigų, negauna finansavimo karui Ukrainai, taip mes jį eliminuojame. Logiška dalis. Ne, sako, jūs priešingai viską darot, sėdžiu, niekaip nesuprantu, galvoju, kas čia per bepročių kompanija yra ir panašiai. Tai mes turim tokią dalį Lietuvos visuomenės dalies, kuri yra, negeba suvokti, negeba įvertinti vykstančių procesų. Gerai, o koks vaidmuo prezidentūros šiuolaikiniai Lietuvoje? Ar mes esam respublika, ar mes esam jau karalystė prezidento, nes matosi labai didelė įtaka, ta prasme, iš tikrųjų, esminė, ko gero. Vėlgi, kaip čia pasakyti, prezidentas bando paskutinius 4-5 mėnesius įsilaikyti ant vandens, bet jį irgi užneša viena kita srovė. Ir jį daužo. Jisai pasirodė ten mano nuotraukos, kur aš neslėpiu, aš neturiu ko meluoti, man nereikia, aš su žmogum mieste pasisveikinu, susitinku, aš nueinu į sporto klube nesvarbu, kokie yra žmonės, aš su jais bendrauju, jeigu aš tai sporto klubo žmonėmis susitinku kažkur tai žirgų lenktynėse, pasartuose, ar aš susitinku Palangoje ar Klaipėdoje, aš sveikinu. Jūs irgi nieko gero sveikinate su žmonėmis, jeigu žmogus tam sveikinasi. Sako, politikui nedera su kažkuo tai bendrauti. Aš dabar klausiu, o kas Lietuvoje valstybei sudarė sąrašą, su kuo politikui yra naudinga bendrauti? Ar nustatė prezidentas, ar Seimas? Pavyzdžiui, gal gali man prezidentūra arba Seimas įteikti sąrašą asmenų, su kuriais aš galiu bendrauti. Priešingai, tarnybos priema sprendimą, su kuo riboti bendrauti, tai tu su kuo tau ribota, tai tu ir nebendrauji. Dabar tai aš nueinu ir sako, čia nuotrauka panašiai. Aš žiūriu nuotrauką, didžiausias Lazdijų kontrabandininkas, fotografuojasi su pirmąja šalies ponia. Tai ką aš pamatęs tą nuotrauką turėčiau galvoti? Prezidentūrai veikia kontrabandininkai, prezidentūra užvaldė kontrabandininkai, prezidentūra yra kontrabandinių cigarečių sandėlys, prezidentūra prekiauja kontrabandiniam cigaretėm. Visi senamiesčio gyventojai eina į prezidentūrą nusipirkti kontrabandinių cigarečių. Toks vaizdas, turėtų būti, jeigu piešia žurnalistai. Tada pamatau Budrį, nusifotografavusi su to pačiu kontrabandininku, meiliai besišypsantį pas jį namuose. Tai dabar kokia man turi nuomonė?
Budrys užsienio reikalų ministras, dėl to jisai specialiai viską darė, kad kontrabandiniai balionai skristų, specialiai nesikalba su Lukašenka, specialiai didina kontrabandinius skaičius, nes jo draugelis uždirba pinigų, Budrys eina į prezidento rinkimus, visi, kurie prekiauja kontrabandinėm cigaretėm balsuos už Budrį, nes Budrys leidžia toliau kontrabandą gabenti, Budrys toliau uždarė visus vilkikus ir tu supranti, kad blemba, tai didžiausias naudos gavėjas, tai yra Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras, bendraudamas su kontrabandininkais, jisai turi tiesioginį kriminalinį ryšį užsienio reikalų ministerijai. Nu, toks vaizdas, ne, turėtų būti. Pagal jų nesąmonės. Tai dabar, tai kas dabar didžiausias yra kontrabandos stogas? Ar prezidentas jo žmona, užsienio reikalų ministras, ar Žemaitaitis, ar ten dar kažkas tai? Supranta, Jurga, kad mes iki prepratizmo negana to, tas žmogus dar yra apdovanojimas kaip sporto mecenatas ir ima apdovanojimą iš skvernelininkų merės rankų ir niekam tai neužkliūna, niekas dėl to net nesiaiškina, kas čia kaip. Čia nėra, kaip, gali šalia bet ko, tik nereiktų taip labai selfintis, nežinai, kai esi pareigose šalia bet ko, o kai tu esi prezidentas, tu turi visas galimybės prasičekinti, kas yra kas. Ir jeigu tu nežinai ir su žmona aplink kažką vaikštai, tai atrodo dar keisčiau. Tai tada ką jie žino? Tai aš dėl to sakau, tai tada, o kur prezidento vindikacijos tarnyba, jeigu tiesiogiai artimiausias prezidento žmogus žmona, tiesiogiai galimai bendrauja su kontrabandininku? Nu, gal netyčia atsistojo. Ne, tai, Jurga, aš keliu sąmokslo teoriją, kaip jie man bando iškelti, kad taip, aš sėdžiu, aš tai juokiuosi, jeigu aš slėpčiau, tai aš kažkur tai susitikčiau ten, nežinau, Baltarusijos ar ten Belavežo kokioj įkyrioj, glūdumoj, ten apsistrengęs ten vienuolio apdaro būčiau, žinai, kad čia žmogus, tai bet, esmė, kokį idiotizmą. Dabar ten sako, Žemaitaitis automobilį naudoja savo reikmėm. Tai aš dabar duodu klausimą, o prezidentas kono automobilį naudoja, kai važiuoja sutikti su rinkėjais? O tai prezidentas nuomojasi iš valstybės automobilį, ar jam duoda nemokamai? Nu, duoda nemokamai, ne? Tai jeigu vyko rinkimai ir prezidentas vykdė rinkiminę akciją, tai kodėl tada neįsinomavo automobilį iš vadovybės apsaugos ir iš autoūkio? Ingrida Šimonytė. Yra įvardintas įkainis, kiek kainuoja automobilio nuoma išnuomoti iš autoūkio. Tai kiek Šimonytė sumokėjo automobilio nuomą, kurie važinės rinkimų metu ir per skyrius? A kiek Viktorija Čmilytė Nilsen kaip partijos pirmininkė? Ir tu supranti, kad ta žiniasklaida yra antiek buka pas mus, antiek tokia, tokia, nemoku pasakyti, nebuka, bet tokia, siauraus mąstymo. Profesionalu būtų pateikti Žemaitaičio istoriją ir pateikti visas kitas istorijas. Būtų padėję ir tada sakyti, o tas darė taip, o tas dar brangiau, o tas pigiau, visi jie tokie patys, o gal ir ne, o tas to nedaro. Ir tada objektyvi žiniasklaidos priemonė arba Remigijus Žemaitaitis turėdama šiandieną, nežinau, vieną iš internetinių portalų arba televizijos laidų ir padaryčiau tyrimą į darbą. Paimu Ingridą Šimonytę, paimu Gitaną Nausėdą, paimu Viktoriją Čmilytę Nilsen, paimu Andrių Mazuronį ir paimu Saulių Skvernelį. Ir tada, tu visą kuo puikiausiai išdedi vaizdą ir tu sakai, tai palaukit, o Viktorija Čmilytė, o kodėl jūs nesumokėjote 40 000 valstybei už naudotą automobilį Seimo? Taigi jinai Seimo automobilį naudojo Seimo ūkio. Kodėl jinai nesumoka už tos pinigus? Ir tada suprasit, kad aš viską dariau tam, kad nepripažintų, kad aš pažeidžiau įstatymą, kad aš rėmiau savo partiją netiesiogiai ir partija gavo naudą, nors aš jokios naudos negavau, nes visas amortizacija išėjo, ne? Tai ir dabar klausimas yra, o autoūkis kaip trečias asmuo prisidėjo prie Liberalų sąjūdžio rinkimų naudos? Tai prisidėjo, nes trečias asmuo davė neatlygintinai naudotis automobilį. Suprantat, kur yra esminis dalykas? Nes politinių partijų finansavimas remia taip. Partija negali priimti arba kandidatas negali priimti iš trečiųjų asmenų paramą. Tai yra iš juridinių asmenų. Viktorija Čmilytė Nilsen, Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis, Andrius Mazuronis ir Gitanas Nausėda priėmė paramą iš trečiųjų asmenų, kur yra draudžiama iš juridinių asmenų priimti paramą. Nes jie naudojosi jų tada turbūt, ne? Palauk. O dabar skirkim du dalykus, germa Jurga. Aš buvau partijos pirmininkas, tai buvau pareigose ar nebuvau pareigose? Aš tokiuose pačiuose pareigose buvau. Viktorija Čmilytė buvo partijos pirmininkė. Buvo partijos pirmininkė, bet ir Seimo pirmininkė. Jeigu Seimo pirmininkė, autoūkis yra įvertinęs įkainį, kiek vienas kilometras kainuoja. Tai kai jai reikės susimokėti,
tai patikėk tu manim, Jurga, ten bus batai. Ir tai faktas, kad dar vieną baudą gaus liberalų sąjūdis. Tik tiek, kad aš neusiminėjau iš tom nesąmonėm, aš skundais nerašau, nes man yra per gaila laiko šitiem dalykam, aš žiūriu tai, kas yra šiandien valstybė reikalinga ir naudinga. Partija yra gera, nes tik tuo atveju, jeigu joje nebus jos įkūrėjo ir lyderio Žemaitaičio. Čia maždaug kaip apie Skvernelį, ko gero, kai kas sako, nu jeigu kryžius Skverneliui, tai mišios ir jo partijai. Ta prasme, nėra lyderio, nėra partijos. Juk visi tą supranta iš tikrųjų. Yra daugybė žmonių, bet ar tos partijos tolimesnė eiga bus tokia, nu tikrai ne. Tai faktas, kad ne, nes kiekviena partija turi lyderį. Ir nori išėsti. Jo, bet tai va dabar tas norėjimas išėsti arba išmesti. Tai dabar įsivaizduokit, kitos partijos, kažkoks tai gaisrininkas, kaip aš jį vadinu, arba kapinių prižiūrėtojas, jisai nurodinėja kitai partijai, ką reikia daryti. Bet jisai nekėlė klausimą, kad, pavyzdžiui, kokia Vilija Blinkevičiūtė, eidama į Seimo rinkimus, jinai pasakė, kad bus premjerė, ne. Bet premjerė nebuvo. Kažkodėl jisai nesako, kad, melavo premjerė, buvo jis būti kandidatė į premjerės, ne? Tai esmė, man tai yra tas, tų piemenų politikų, aš juos piemenimis vadinu politikais, yra, kurie bando nurodinėti kitom politiniam jėgom arba kitom žmonėm ką daryti. Bet tai čia yra mentalitetinis sutrikimas žmonių, tai yra jis atėjęs, kad suvoktumėt, iš kur jis yra. Jis yra atėjęs iš to, po nepriklausomybės, kai Vytautas Landsbergis visiems nurodinėja, kaip reikia gyventi. Tai ir tas mentalitetas per jų tėvus, pas jų vaikų ir atėjo į visuomenę. Aš nerodinėjau, kaip ten, nežinau, Starkevičiui gyventi, kaip Kasčiūnui gyventi, kaip Čmilytei gyventi. Jūs gyvenkit, atsikniskit, jūs savo gyvenimus darykit, kaip norit. Bet koks jūsų reikalas kištis į Nemuno aušros partijos ir nurodinėti, kaip aš turiu daryti. Aš tai to, aš man niekaip neina suprasti. Mes suprantam, tikslas labai aiškus, kaip nors padaryti, kad atim dotacijas iš jūsų. Tai jo, bet tai jie nesupranta. Jūs iš žaidimo. Bet mes visi puikiai suprantam, kad tu iš žaidimo neiškirsi iš žaidimo, nes mes priešingai dar labiau augam, dar labiau dirbam, dar labiau važiuojam ir jie jau turėjo suprast, kad su Nemuno aušra ir su manim tai yra geriau jau tartis, bendrautis, kalbėtis ir diskusijų forume eiti šitą dalyką, negu kad eiti represinėm priemonėmis, nes tu ledlaužio Žemaitaičio tu nesustabdysi. Šiandieną į partiją žmonių norinčių įstoti skaičius didėja, žmonių norinčių mokėti nario mokestį prisidėti, jis didėja ir šiandien žmonės sako, mes šiandien dienai matom, kokia yra neteisybė ir mes norim jum padėti. Tai gausis išvirs viskas priešingai, bet toks jų yra matyt protas, ką dabar darysi? Ką jūs pats laikot savo tam tikrom klaidom? Nes į kompromisą tenka eiti, norint ir siekiant išlaikyti koaliciją, be jokios abejonės. Tai žmonės būna daug ko paprieštarauja, pavyzdžiui, kiti sako, o kaip su mokesčiais, buvo 2 metai, o jūs po metų padarėte, aš jums sakau, žiūrėkit, mes ėmė kompromisą, socdemai norėjo nuo sausio 1 dienos įvesti naujus mokesčius įso, o mes, sakau, pasakėm nuo 2, ir tada žmogus, klausosi, dabar, sakau, žiūrėkit, pajamų mokestį, supranti, gal galit, sakau, kitą dalykas, sakau, mokesčiai, nebuvo įvesta progresiniai mokesčiai arba laiptiniai mokesčiai, supranti, nebuvo. Sakau, dabar žiūrėk, dabar atsiranda 20, 25, 32 ir moki pagal vidutinį darbo užmokestį. Jo, vienas ūkininkai sakom, jūs čia padarėte, čia taip ir taip. Pala, sakau, stop, sakau, žiūrėk, ką mes ištaisėme, sakau. Ūkininkams, kurie gauna 60 VDU, vienas vidutinis darbo užmokestis yra 2312 berods eurų. Tai reiškia iki 138 tūkstančių ir tu mokėsi 15% GPM. O tikrai, Remigijau sako, sakau taip, tai mums sakė, kad 20 mokėsim, o kas tau, sakau, sakė? Buvo devinakė, sakau, kas tau sakė? Ir tada tu supranti, kad yra daug dezinformacijos, kurią reikia taisyti. Gailiuosi vieno dalyko. Informacija dar parodys laikas. Mano galva, tai yra klaida, nes tie sumesti vieną krūvą mokesčiai smogs žmonėms, neturtuoliams tikrai. Jurga, ką aš atsakysiu? Taip smogė pakeltas PVM-as drastiškai šildymo. Tai čia Jurga, ką aš noriu pasakyti? Žmonės, kurie gauna iki vidutinių pajamų, gyventojų pajamų mokestis nesikeičia. Čia žinokit. Iki vidutinių pajamų žmonės, kurie gauna, jiems mokesčiai nesikeičia. Jurga, čia tikrai žinokit. Čia yra siekiamybė visiems gauti iki vidutinių, o tu esi kaltas, jeigu gauni daugiau ir ten kažkiek. Tai tos vidutinės čia Lietuvoje yra juokingos. Atvirai.
Pažiūrėkit kainas maisto produktų. Jeigu važinėjat po pasaulį, nu nėra brangesnės šalies. Taip, bet Jurga, ką noriu aš atkreipti dėmesį, kad liko mokestinė tvarka tokia, kokia buvo, 20% GPM. Bet vat ką gailiuosi, kad nepavyko vis dėlto socdemų galutinai įtikinti dėl PVM lengvatos už šildymą. Nu, nepavyko. Tai čia buvo Algirdo Syso užsispyrimas, socialdemokratai buvo irgi vieningos griežtos pozicijos. Nu, nepavyko. Šičia tikrai nepavyko ir dabar žmonės turi eiti savivaldybės, prašyti kompensacijos už šildymą, nors padidinom dabar dar 20 milijonų, davėm daugiau, buvo 59, dabar duodam 80 milijonų. Bet juos verčia prašyti išmaldos, žemintis ir įrodinėti, kad jie nevykėliai. Kam tai yra malonu? Laisvoj Lietuvoj. Kokia yra kryptis tada? Jų kryptis turi būti, kad žmonės didžiuotųsi savimi, savo darbu ir gebėjimu išlaikyti šeimą ir sumokėti mokesčius. Tai juos statoma į tokią padėtį, kad jie, tai kaip jie gali mėgti tos politikus tokius? Su šitu, Jurga, jumis sutinku ir aš manau, kad koalicijai bus čia toliau muštynių, kaip turi būti. Plius, apžiūrėkit, tą patį nekilnojamo turto mokestį pirmam būstui. Nu, apgynė mane ir žmonėm tą įrodom. Žmonės sako, va, tai bus, sakau, 450 tūkstančių mokestinė vertė. Kaip, sako, taip? Ir tada tu pradėjai aiškinti, tai sako, tai čia gerai tada yra. Tai yra, tu esmė, politikas neklystantis, bet nereikia pripažinti, kad tu klydai, nereikia bijoti. Ir mes taisom, sakau, vas ūkininkais, taigi buvo pripažinta, kad klaida, mes ją ėmėm ir ištaisėme. Tai esmė, svarbiausia, kad esmė, nebijoti taisyti klaidos. Nebijoti taisyti klaidos. Ir nedaužyti galvą sienos, ne? Nu, taip, tai esmė, kartais, tai irgi, pažiūrėjau, turėjom problemą su žemės ūkio paskirties žemė ūkininkų įsigymai. Vadėks nežinau, dabar jeigu vienam plotė turi 3 hektarus, tu gali įsigyti. Bendroji sumoji 21 hektaras. Tai, žiauriai gerai. Gerai, Remigijau, tai kągi pabaigai, ar priimsite ponę Širinskienę, Varną, nes ten dabar jau irgi ne itin smagu toj partijoj, kurią jie iš jūsų... Mes juokėmės, dar vienoj partijai nebuvo su Katinu Nuodeguliu, tai pas konservatorių liberalų sąjūdžių. Tai matyt, nes jau pras visų praktiškai pabuvo, o Laurinas Kasčiūnas tikrai su mielu noru. Nes tikrai sutikit, Agnė yra labai protingas žmogus, bet kas jai užeina kartais bizelis galvoj, aš niekaip nesuprantu, koks ten ugnikalnis susiveržė jai. Tai nesuprantu, tai dabar tikrai, matyt... Žiūrint į to žmogaus požiūrį dabar į jūs ir pasisakymus, tai tikrai patvirtina tą frazę, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Tai čia faktas, tikrai taip. Bet tai labai blogai, nes kai politikai arba poros išsiskiria, nereikėtų varyti ant tų, su kuriais miegoja į vakarą. Tai aš kažkada tai Agnei ir sakau... Tai netrodo gražiai, žinokit, ir garbės ne jums, o jai nedaro visų. Tai taip, tai aš Agnei kažkada sakau, tu geriau, aš tau rekomenduočiau, Agnė, nebekomentuok, sakau, nes kiekvienas tavo komentaras apie Nemuno aušrą tau pačiai duoda tiek minusų, kad tu, sakau, tu tos kupros greit nepaneši. Tiesiog, tu, sakau, tu supras. Tai bet jinai nesutiko, kaip suprantu, su tuo. Nesutiko jinai, o dabar kaip jai elgtis? Kaip jai dabar komentuoti? Kaip dabar jai... Meilė praėjo, bet meilė akla, kaip ir neapykanta, ką žinau. Kaip ten sakė, tas, kuris muša labiausiai myli, tai matyt dabar ją muša, jinai labiau myli. Tai matyt, ta linksma gaida ir... Gerai, ačiū Remigijau, sėkmės susitikimuose su gyventojais. Ir tai buvo Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros pirmininkas. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą. Iki malonaus, iki.